Ar yra kažkoks skaitmeninis mes? Ar mes turim internetinę visuomenę? Tu ją, aišku, šaukia visų mano grupė, apsų ir akauntų sąrašas. Tik tų visuomenių čia pas mane daug yra. Ir aitišnikai, ir security, ir atsiprašau savo skaitmeninio vidinio Jablonskio, ir sodininkai, ir psichologai. Tas mes kas kartą vis kitas ir sunku iš karto pasakyti, ar tai maža marginalų grupė, ar visa visuomenė. Skaitmeninės grupės turi savo psichologinės ypatybės ir savo stereotipus, kurie nebūtinai yra teisingi. Yra manoma, kad grupinės skaitmeninės iniciatyvos, internetinis aktyvizmas, sakykime, slopina realų aktyvizmą. Vietoj to, kad realiai žmonės imtųsi rūšiuoti šiukšles, jie tik pabalsuoja apklausoje, pasirašo po deklaraciją, kažkaip jaučiasi viską nuveikę. Bet tyrimai nepatvirtina, kad iš tiesų toks reiškinys vyksta. Nors angliškai tam net yra terminas sugalvotas slacktivism. Rezultatų yra visokių, vadinasi, tikrųjų priežastinių ryšių dar nenustatėm. Taip pat yra dviprasmiškų rezultatų dėl to, kad aktyvizmas būdingas tik arba skaitmeniniam erdvėm, arba tik fiziniam pasauliui. Tačiau įrodymų, kad jeigu protestai vyksta, tai jie vyksta visose aplinkose, yra būtent tokių. Tai žmonės, jeigu jau protestuoja, tai protestuoja. Dar tyrimai rodo, kad skaitmeninė aplinka ne tik skatina aktyvizmą, bet taip pat sudaro ir puikias sąlygas represijom, nes skaitmeninėje erdvėje žmonės lengviau sekti, šantažuoti ir manipuliuoti jų elgesiu. Man tai tuo tarpu pasidarė liūdna, kad raudonų siūlų per visus šios dėsningumus eina vienokia ar kitokia kova. Gaila. Taikos ir ramybės.